pastarąją parą. Turbūt apie 20 valandų praleidom lėktuvuose. Gerai, kad lėktuvas nebuvo pilnas, tai tiek mes, tiek kolegos turėjom laisvesnę vietą išsimiegoti. O šiaip dabar Argentina, neužilgo išlipsime tenai, bus pasitiks karštis ir labai daug darbo. Mes kiekvieną kartą atvykdami Argentiną turime tradiciją. Tik išvažiavę iš oro uosto, dažniausiai važiuojam su mikroautobusu. Karlosas paruošia matės. Matė yra speciali arbata, kurią galima užpilinėti daug kartų. Ir visi kaip indėnai traukiame tautos draugystės pypkę, tik tai yra arbata. Ir tuo pažymime mūsų atvykimą į šį regioną. Mes esame valandą laiko, kaip nusileidę Buenos Airese, jau esame uoste, pasiėmėm visą techniką. Technika panašu, kad yra saugiai atitransportuota į vietą. Pakuojamės daiktus ir keliavome į Technopolį, kur yra uždaras parkas ir kur mes pradedam visas savo pasiruošimo procedūras. Kol kas nuotaika puikiai, čia stipriai šilčiau negu Lietuvoje. Dar toliau mūsų delegatai priimti visos delegacijos iš Lietuvos ir mes žinom, kad Benediktas daug padarė lietuvybę slavų visam pasaulį. Jis nori bendrauti su pasaulio lietuviais ir kad mes esame Lietuvos dalį. Esame iš Berizo miesto, iš Nemuno lietuvių draugijos. Seniausia lietuvių draugija visoj Pietų Amerikoje ir mes esame lietuvių palūkonai ir norime palaikyti tą ryšį su Benedikta, su visa komanda. Ir skatinti, kad būtų viso ko geriausio per lentinavimą. It's okay,